Skaitinys iš Antrosios kronikų knygos. Anomis dienomis visi Judo didžiūnai, kunigai ir žmonės darė vis daugiau nusižengimų, sekdami bjauriausiais tautų papročiais. Jie subjaurojo Viešpaties namus, kuriuos jis buvo pašventinęs Jeruzalėje. Viešpats, jų protėvių Dievas, siuntė jiems žodį per savo pasiuntinius kasdien be perstojo, nes jis gailėjosi savo žmonių ir savo buveinės. Bet jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, niekindami jo žodžius ir tyčiodamiesi iš jo pranašų, kol Dievo pyktis ant savo tautos virto tokiu įsiūčiu, kad nebeliko kitos išeities. Dievo namai buvo sudeginti, Jeruzalės sienos nugriautos, visi jos rūmai ugnies suryti ir visi brangus daiktai sunaikinti. Kas išliko nuo kalavijo, tuos jis išvarė į tremtį Babilonę. Ten jie tapo jo ir jo sūnų vergais, kol įsigalėjo Persų karalystė, kad išsipildytų per Jeremiją ištartas Viešpaties žodis, kol kraštas atsilygins už savo nešvestus šabus. Per 70 metų jis laikysis šabo nuniokotame krašte. Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais, kad būtų išpildytas per Jeremiją tartas Viešpaties žodis, Viešpats įkvėpė Persijos karalių Kyrą visoje savo karalystėje žodžiu ir raštu paskelbti šį skelbimą. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras. Viešpats, dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystės ir pavedė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. Todėl tesileidžia į kelionę visi, kas priklauso jo tautai. Jų Dievas juos telydi. Tai Dievo žodis. Te prilimpa prie gomurio mano liežuvis, jie apie tave negalvočiau. Prie Babilonijos upių sėdėjome ir verkėme, Ziono kalną atsiminę. Ant svetimo krašto tuopų pakabinome savo arfas. Nes mus išvariusioji nelaisvė liepė mums giedoti. Mūsų engėjimus džiūgauti vertė, sakydami pagiedokite mums giesmę Ziono. Kaip mums giedoti Viešpaties giesmę svetimojoje žemėje. Jeruzalė, jeigu tave aš užmirščiau, mano dešinė ten nudžiūsta.
Te prilimpa prie gomurio mano liežuvis, jei apie tave negalvočiau. Jeigu Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, Dievas, apstus gailestingumo, savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, jūsgi esate išgelbėti malonę, prikėlė ir pasodino danguje su Kristumi Jėzumi, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai Dievo žodis. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteisintas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai.
Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Tai viešpaties žodis. Brangieji, šiandienos Evangelijoje nuskamba turbūt vienas gražiausių sakinių šventajame rašte. Galėtume sakyti tiesiog viešpaties žinios santrauka. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šis sakinys nuskamba pokalbyje su Nikodemu, žydų didžiūnu, išsilavinusi žmogumi, kuris, klausydamas šio mokytojo, savo širdies svarstė, o vis dėlto, jeigu jis yra tas, apie kurį kalba šventasis raštas, ateisiantis Mesijas, kasgi jeigu jis yra tas Dievas? Ir štai naktį, kad nebūtų pastebėtas, ateina ir aplanko mokytoją ir prasideda jų pokalbis apie jo žinios esmę. Naktis simbolinė aplinka, kuri žymi taip pat ir mūsų kiekvieno gyvenimo kelionę, jei neturime Dievo pažinimo, tiesos sampratos, mes taip pat esame naktyje. Mums reikalingas susitikimas su Dievu, kad mes gautume apreiškimą. O apie kągi šis gyvenimas? Kur mes visi einam? Ir kokia šio gyvenimo esmė? Jėzus save vadina pasaulio šviesa, atėjusiai į šį pasaulį ir mums dovanodamas asmeninę šviesą gyvenimo neretai nakties šešėliuose rasti kelią į Tėvą. Niekas negali patekti į dangaus karalystę, jei nėra atgimęs iš aukštybių. Štai labai stiprų sakinį paskelbė Jėzus Nikodemui, kalbėdamas, kad turi būti šitas susitikimas su Dievu per mūsų gyvenimą, nes tai yra būtent šio gyvenimo esmė - laisvai atrasti ir pritarti Dievo iniciatyvai, būtent meilės siūlymui mūsų gyvenimams ir amžinai bendrystei. Atgimti iš aukštybių reiškia tarsi iš naujo suvokti, apie ką gyvenimas. Ne tik tai kūnas, buitis ir rūpesčiai, bet dvasia, santykis, bendrystė. Krikščionybė nėra tik gerų darbų darimas. Tai gali daryti žmonės ir be tikėjimo. Mes turime turėti dar daugiau nei geri darbai. Tai būtent ta bendrystė, kuri daro mus amžinais. Kaip tas atsitinka? Ogi mums kiekvienam pirmiausia priimant Jėzų į savo širdį, klausantis kaip Nikodemas tai, ką jis kalba, ir išsklaidant savo nežinios naktį Jėzaus apreiškimu.
Kaip dykumoje Mozė iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Slėpiningas sakinys, kurį Jėzus perteikė Nikodemui apie jį laukiančią lemtį, kalba apie Velykų slėpinį, būtent kryžiaus dramą ir taip pat prisikėlimą. Jis atveria Nikodemui pačią esminę Jėzaus misiją šiame pasaulyje – gelbėti žmogų. Ir primena įvykį iš senosios tautos kelionės per dykumą, kurie ištiko didžiulė bėda, pradėjo pulti gyvatės, gelti žmonės, nuo šių įgėlimų daugelis mirė ir štai Mozė iškelia žaltį kaip vilties simbolį, kad blogis neturės paskutinio žodžio, kad jis bus įveiktas ir kad mes visi esame išgelbėti viltimi. Tas ženklas, tas įvykis pergalės atsikartoja ir ant Golgotos kalno. Taip, mums kiekvienam yra ką veikti šiame pasaulyje, susidūrus su savo pačių nuodėme, su kančia, baime, bejėgiškumu, nepasitikėjimu. Mums reikia tarsi tos akistatos su šia tikrove, kad perkeistų širdis mus ir mes nebebijotume, turėtume jėgos eiti į priekį, nebūtume kaip tie, kurie sako, nieko gero nebus, viskas baigta, gyvenimas yra ašarų pakalnė. Tai nėra krikščionio laikysena. Atvirkščiai, toje sudėtingoje situacijoje įžvelgti viltį ir guostis Jėzaus pergalę, taip pat savo pačių asmeninėme gyvenime. Kai mes drąsiai stojame į kovą su savo priklausomybėm, su savo nuodėmėm, tą žaltį tiesiog tarsi iškeliam nukryžiuotą. Ir tokiu būdu išlaisvėjam. Tai, ką mes matome kryžiuje, yra dviguba tikrovė. Ir žmogaus žiaurumas, išdavystė, neteisybė, bet taip pat matome ir pergalės ženklą, kas yra mūsų gydymas, mūsų perkeitimas, mūsų viltis, kad kančia bus įveikta, kad prisikėlimas yra mūsų gyvenimo tikslas. Brangieji, noriu pasidalinti vieną istoriją iš savo asmeninės patirties, kaip kryžius gali prakalbinti žmogų ir kokia jo galia, jeigu atsiveria, pastebi, įsižiūri. Štai teko pastoracinės praktikos patirtis man patirti Baltimorės mieste, Jungtinėse valstijose, kur buvau paskirtas dirbti labai skurdžiam rajone, didžiulis nusikalstamumas, dominuoja žmonės, kurie socialinės pašalpas gyvena tik tai, daugelis ten žmonių turi priklausomybės ir narkotikams, alkoholiui, didžiulis nusikalstamumas, bet ten auga taip pat ir vaikai, kurių tėvai dažnai nepajėgus jų auginti, seneliai, močiutės tą daro, vaikai net neturi namų, kur prisiglaust normaliai, pamokas turi ruošti kažkur kitur. Ir štai pranciškonių seselių bendruomenė įkūrė tame rajone namus, kuriuos galėtume pavadinti dienos centru, kad vaikai galėtų po pamokų ateiti į saugią aplinką, pavalgyti, paruošti namų darbus, praleisti laiką. Tai vaikai beveik augantis gatvėje. Tarp 8-13 metų sueidę ir dažnai nieko nežinantis apie tikėjimą,
apie praktiką krikščionišką. Ir štai seserys suorganizavo ekskursiją šitiems vaikams į savo vienuolyną, kuris buvo už miesto, gražioje vietoje. Ten įvairūs pastatai vienuolyno, pasakojo vaikams, kaip auga augalai, kaip seserys gyvena. Daug kas buvo nauja ir daug kas netikėta, nes tie vaikai auga ant asfalto, sakykime. Ir štai praeinant pro valgyklą, kur seserys susirenka ir pietums, ir šiaip pasikalbėjimams, kambaryje kaba didžiulis kryžius, gal šiek tiek mažesnis nei mūsų katedroj, bet iš tikrųjų įspūdingo dydžio. Ir štai jau buvom beišeina iš tos patalpos ir vienas berniukas iš tos grupės, buvo apie 30 vaikų, staiga sušuko: uždėkit šviesą. Ir tada parodydamas į kryžių tarė: kas čia? Kodėl jam tai padarė? Staiga visi nuščiuvom, kurie vedėme ekskursiją, va dabar reiks tam vaikui 8 metų paaiškinti, kodėl jam tai padarė. Nu tai sukomės kiek galėjom. Jis buvo labai geras žmogus. Jis visus mylėjo ir visiems linkėjo gerą. Gydė, guodė, stiprino. Ir pikti žmonės pradėjo pavydėti dar daugiau. Jiems tai kėlė kančią, kai jie matė, kad tokie geri darbai daromi, kad jie jį tiesiog nužudė. Padarė va šitaip. Tie blogi žmonės. Tas pasakojimas atrodo toks primityvus ir neišraiškingas. Staiga tas berniukas sako: pakelk mane. Aš jį pakėliau, galvojau, kad jis į smalsumo nori pamatyti, kaip tas kryžius padarytas, kad arčiau matytų figūrą, ir tada, žiūriu, pasilenkė ir pabučiavo kojas. Pirmą kartą mato kryžių, pirmą kartą girdi istoriją, pirmą kartą dalyvauja tokioje ekskursijoje. Tada tie vaikai, kurie tikrai neklaužado, sakykim taip, gyvena gatvėje, labai judrus, Afrikos amerikiečiai, vaikučiai, staiga sustoja visi į eilę ir mane pakelk. Ir įsivaizduojat, po vieną keliam, pabučiuoja kojas, leidžiam. Įmi kitą, pabučiuoja kojas, vėl leidžiam. Įsivaizduojat, tas kryžius prakalbino šitos vaikučius, kurie pirmą kartą visą tai mato ir patiria. Negalėjom nesistebėti, kaip tų vaikučių širdis buvo sujaudintos, nors jie nieko gero savo aplinkoje nemato. Kaip viešpats turi būdą prakalbėti ir į tą širdį, kuri atrodo tiek nedaug supranta. Ir vis dėlto taip galingai viešpats kreipiasi savo meilę į tuos vaikučius, kur greičiausia jų gyvenime ir jų patirtyje jau rezonuoja ta kryžiaus kančia. Ir tas įvykis kažkaip atsiliepia ir jų pačių gyvenime. Jie kažką supranta, kas yra didaus, kas yra ir jų gyvenimo tikrovė. Atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Štai kryžiuje matome susitinkantį gailestingumą Dievo su ta neįtikėtina viešpaties mums meilės iniciatyva, kad nežiūrint, kokia būtų dramatiška tikrovė, jisai tiesia rankas ir sako: aš visas jūsų. Taigi tai, kad Dievas pamilsta pasaulį, kad atiduoda savo sūnų, rodo jo neįtikėtiną mums palankumą, troškimą, kad mes atsilieptume, siūlymą savo meilės. Čia, brangieji, mums yra egzaminas. Esame kviečiami ją priimti ir tai kai kuriems gali reikšti net teismą, nes kartais žmonės, matydami genijaus paveikslus,
sako, ai, čia nuobodu, girdėdami gražiausią simfoniją žiovauja, nes negali suprasti. Kaip vienas Sokrato palydovų sakė, aš nekenčiu tave, Sokratai, nes kai tave pamatau, suprantu, kas aš esu. Taigi, kai kam žvilgsnis į kryžių reiškia taip pat ir nuosprendį, bet jis yra toks. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Ir tada, kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Brangieji, tai mūsų gyvenimas. Vykdyti tiesą ir eiti į viešpatie šviesą. Apie tai gavėnios kelionė, apie tai Velykos, apie tai Dievo iniciatyva mums, kviečiant į jo meilės bendrystę. Amen.